Sveiki, mėlyjeji. Mano vardas Lolita Verde, kas dar manęs nepažįsta. Esu vedų astrologė, numerologė, regresologė ir psichologė. Ką tik įrašiau meditaciją, kurią siūlysiu Jums atlikti per užtemimo koridorių ir per užtemimus. Ir dabar nusprendžiau dar įrašyti video, kaip ir žadėjau, apie praktikas per užtemimo koridorių. Kiekvienais metais per užtemimo koridorių aš dalinuosi praktikomis ir jos yra panašios, bet kiekvienas užtemimas turi savo specifiką, taigi apie tai pakalbėsime labai trumpai. Priminsiu, kad rudenį 2025 metais rugsėjo 7 dieną bus pilnas mėnulio užtemimas ir rugsėjo 21 dieną bus Saulės užtemimas. Taigi visą rugsėjį energija yra trupučiuką susilpninta ir reikia saugoti save. Reikia saugoti savo sveikatą, reikia saugoti savo nervų sistemą, daugiau ilsėtis, nesivelti į konfliktus, nepriiminėti labai svarbių sprendimų dėl paskolų, kreditavimo, investicijų, didelių pirkinių, dėl santykių nutraukimo, o net gal ir pradžios dėl chirurginių operacijų, kosmetinių procedūrų, jeigu tai nėra kažkoks, toksai atvejs, kad reikia daryti čia ir dabar, tada aišku, reikia viską daryti. Bet jeigu yra galimybė planuoti, tai geriau tai nedaryti per užtemimo koridorių, nes pagrindinės planetos, Saulės ir Mėnulės, mūsų sąmonė ir pasąmonė, jie liktai yra destabilizuoti, todėl gali būti daugiau klaidų pas patį gydytoją, pas chirurgą, pas jūs, atliekant finansinius skaičiavimus. Todėl tiesiog stengiamės praleisti šį laikotarpį ramiai ir galbūt daugiau laiko skirti vidiniam darbui, dvasiniam darbui. Per užtemimo koridorių labai palanku klausytis, o geriausia dar kartoti mantras, maldas, joga, kvėpavimo pratimai, buvimas gamtoje, ramybės praktikos, retritai, dvasinė praktika, dvasinės literatūros skaitimas. Visa tai yra, na, puikus metodai praleisti užtemimo laikotarpį. Na ir svarbiausia, nesivelkite į konfliktus. Jeigu situacija provokuoja, būkite savo centre, išlikite ramus. Jeigu kyla nerimas, padėkite savo per mantras, muziką, kvėpavimą, savireguliacijos pratimus. Svarbiausia, nepamirškite, tai laikina. Ir koridorius praeis, jeigu praeisite jį teisingai, išeisite sąmoningesni, stipresni ir ramesni. Ką mes galim daryti per užtemimo koridorių? Kūno detoksas. Puikiai praktika, kada galite rinktis lengvesnę mitybą, galbūt daugiau vandens, daugiau daržovių, pasininkavimas, yra įvairius detoks programos ir yra laikas praleisti laiką prasmingai, apvalyti savo kūną. Taip pat galima apsivalyti savo erdvę. Išmesti tai, kas jau atgyvena. Peržiūrėti savo spintą, peržiūrėti apskritai visus kampelius, atrasti tai, kas jau nebereikalinga ir išvežti galbūt į dėkui stotelę. Atlaisvinkite vietą aplink save, atlaisvinsite ir savo vidinę erdvę. Atlikdami tokius pratimus galima manifestuoti, kad paleisdama šitus daiktus, aš liktai išlaisvinu ir savo
vidų. Per patį užtemimą jūs galite daryti paleidimų praktikas. Ir aš jau ir rašiau, ir video kalbėjau, kad yra tokia energija, lyg tai galima vizualizuoti, jausti, kad senos negatyvios programos jos ištirpsta. Taigi jūs galite ant popieriaus lapo užrašyti viską, ką norite paleisti. Senus įpročius, baimės, ten santykius, pasikartojančias mintis, bet ką. Kada tą sąrašą užbaigsite, galite jį taip tyliai mintise perskaityti, o net galite ir labai garsiai jauskite, kaip jums yra geriau. Ir tada įsivaizduokite, kad kiekvienas punktas liktai, na, virsta rūku ir jis išsitirpsta. Jūs galite skaityti ir jausti ir vizualizuoti, kai tai, kad, na, šita programa, šitas jausmas paleidžia jūs, jis ištirpsta, jis daugiau nedaro jums jokio poveikio. Bet labai svarbu tikėti tuo, ką jūs darote ir tai jausti. Jeigu darysite tai mechaniškai, tai iš tikrųjų neturi jokios reikšmės, nes jūs atliekate tą veiksmą savo sąmonės jėga. Taigi jūs tai darote, jūs tą leidimą išrašote, jūs tai paleidžiate, tai yra jūsų sprendimas. Nes jeigu tai yra jūsų gyvenime, tai yra tik dėl to, kad jūs leidžiate tam būti, jūs sutinkate su tuo, jūs tai nepaleidžiate. Jeigu jūs nusprendžiate tai paleisti, jūs turite tai jausti viduje, kad jūs tikrai tai paleidžiate. Tai yra svarbiausia. O kaip paleisti, tai jau yra detalės. Reikia paleisti taip, tokiu būdu, kuris jums tinka. Bet svarbiausia, va, ta intencija ir tie pojūčiai ir tas tikėjimas. Todėl praktiką galite modifikuoti, sukurti pagal save. Svarbiausia esmė, taip, o ne forma. Taip pat aš minėjau apie tą palaidojimo, atsisveikinimo ritualą. Jeigu kažkam tai įdomu, nori išbandyti, taip tai įkvepia, tai irgi padarykite, galima tą sąrašą palaidoti. Galima palaidoti bet ką. Taip, kažkaip nupiešti savo programą, pasikartojančias mintis, tam tikrą emociją, galbūt kažkaip jį, nu, per nežinau, rasti bet kokį akmenį lauke, taip lyg tai įkvėpti tą energiją į šitą akmenį ir palaidoti. Taigi grįžkite į vaikystę. Vaikystėje mes visą tai darėme labai labai lengvai. Taip, mes turėjome labai daug pinigų, nueidavom prie krūmo, nuskindavom lapus ir būdavom turtuoliai. Taigi grįžkite vat, būtent į tą būseną ir sukurkite savo asmeninį ritualą. Jis 100% veiks, bet svarbiausia, kad būtų tikėjimas ir pojūčiai. Todėl aš jums čia galiu prigalvoti bet kokių ritualų, bet jeigu jūs vad žaisite, prisiminkite kaip vaikystėje, tiesiog įeikite tuo rolę. Tai tikrai paleiskite, tikrai palaidokite, darykite taip, kaip jums patinka. Tiesiog turi būti tas jausmas, paleidimas, kad tai ištirpsta, tai daugiau nebeturi jums, na, jokio poveikio. Bet tai yra svarbiausia. Na ir minėjau, kad nakšatra yra tokia, kad atgaila, gailesčio praktika ir ten gali dalyvauti ugnies stichija, taip, todėl tą sąrašą galima ir sudeginti, bet ir taip pat galima pasimelsti ar atgailos praktika, kada tiesiog kalbate su savimi, kalbate su kūrėju, kalbate su savo aukštesniu, aš nesvarbu, kad pas jūs būtų jausmas, kad, nu, kad jūs tuo tikite ir tiesiog išsipasakojat. Prašote atleidimo, įsivaizduojate žmonės, kažkokias situacijas ir vat, atgailos praktika, kaip aš ir sakiau, apsivalymo ugnis.
išsivaizduojate, kad jūs apsivalote, jūs viską išleidžiate savęs, galite išrašyti. Svarbu vėlgi atgaila, tas jausmas ir paleidimas. Taigi, va tokios praktikos. Aš noriu jūs įkvėpti, eksperimentuoti, nebijoti, nelaukti kažkokių instrukcijų, bet grįžti į tą būseną, kai jūs buvote vaikas, kai pasaulis buvo pasakiškas, kada buvo jausmas, kad aš esu visagalis, aš viską galiu ir viskas aplinka mane yra gyva ir toj aš kažką sukursiu taip ir tai turi prasme, tai turi teisę gyventi ir aš įkvepiu gyvenimą į bet ką, į bet kokį savo žaisliuką, į bet kokį daiktą, kurį aš radau. Tai vad iš šitos būsenos tiesiog darykite paleidimo praktikas ir tikėkite, kad viskas būtent taip ir vyks. Sėkmės jums!